kalbėčiau žemaitišką, bet reikės subtitrų, tada jums labai brangiai kainuos, tai persijungu į lietuvių kalbą. Turbūt vienas iš išskirtiniausių tas ir yra, kad esam iš Plungės, iš mažo miestelio, kada tu atvažiuoji, tavęs didieji miestai nevertina ir tu to žaidimu, to, kaip sako, viskuo, ar ne, jiems kimbi į atlapus ir jie nervinasi ir kuo tik neišvadina, bet kai įrodai žaidimu, tada viskas stoja į savo vietas, tai va tas ir didžiausias mūsų rajono tas pasididžiavimas būti mažo miestelio trenerė. Nuo pat mažumės buvo labai judri, sportiška ir labai su tokiu konkrečiu ir tokiu užsispyrusiu charakteriu. Pasakiau, būsiu krepšininkė, gal kokių 6 metų. Būsiu krepšininkė. Lengvoji atletika, ten eilė trenerių kvietė ir ne, aš būsiu krepšininkė. Į krepšinį tai atėjau 2 klasiai, tai kadangi aš jau žinojau, kad būsiu tik tai krepšininkė, tai aš tiesiog ir pati ieškojau ir trenerė buvo jauna ir daug. Turėjau iš vis per visą gyvenimą 9 trenerius, bet čia aš kalbu nuo 2 klasės, kol iš vis pakabinau sportbačius, kaip sako, ant vinies, tai kiekvienas man davė kažko ir gero, ir geresnio, ir galėjai atsirinkti, ko tu norėtum, ko nenorėtum, ar ne. Tai tada pati žaidžiau, tada kūno kultūros akademija, tada grįžusi dar žaidžiau už moterų komandą, vadinasi Odininkas. Tai žaidžiau ir treniravau, tada turėjau ir mergaičių, ir berniukų grupę. Tai su berniukais buvo žymiai lengviau, bet reikėjo kažkam dirbti su mergaitėm ir aš buvau daug metų vienintelė trenerė. Buvo tarpelis, kai buvo jau anapilin išėjus trenerė Mefjodienė ir dabar vėl viena pati. Tai taip ir kiekviena karta yra kažkuom tai ypatinga, ar ne? Tai vienos buvo talentingesnės, kitos gal daugiau dirbo, kitos už aikštelės ribų buvo labai energingos, ar ne? Bet va čia ir mes ir ugdom ne tik krepšininkės, bet ir tiesiog žmonės, ar ne? Didžiausias turbūt, apie ką turėčiau jau pačią pirmą papasakoti, tai buvo Monika Grigalauskytė, ar ne? Tai dabartinė 5x5 ir 3x3 Lietuvos rinktinės narė. Tai, su jie turbūt vargau daugiausiai, ar ne? Nes jie lankė baletą. Tai stovėjau ten prie klasių, ir prie tėvų, ir kur, kaip sako, perlaužiau į tą krepšinį, net Monika kažkada straipsnį yra parašiusi, krepšinio paviliota. Tai, tikrai žodžio prasme, aš ją iš tų šokių išviliojau, bet ji po to ir pati suprato, ji nebūtų įbuvusi šokėja. Tai Agnesė Garčinskaitė, kuri treniravosi prie metais vyresnių mergaičių. Pas mus buvo 2001 metų komanda ir jie atėjo jaunesnė vienais metais. Tai su didžiuliu noru dirbo, siekė, norėjo prisivyti jas, tai prisivijo ir aplenkė. Bet visada yra komanda, niekada nebus vienas žmogus, čia nesmeninė sporto šaka yra, krepšinis yra komandinė, tai, kaip sako, kitos prisideda, kad tas žmogus, kaip sako, būtų krepšininkas, o ji to labai norėjo. Tai aš visada jiems sakau, jeigu esi dukra, būk pati geriausia. Jeigu sportininkė, stenkis būti pati geriausia. Būsi mama, tai irgi stenkis būti pati geriausia. Tai va, tuo mes gyvendamos, ar ne, ir jos ir stengiasi. Tai ir jeigu būsi kažkokią profesiją, turės irgi būti geriausia. Tai aš turiu, ar ne, ir tu. Ir ten sporto vadybininkių, trenerių, mokytojų, gydytojų,
kineziterapeučių, ar ne, ir tokių, kurias mes matome, ar ne, dabar net 3 Plungiškės yra U18. Skirtingose rolėse, bet 3, ar ne, yra iš mano auklėtinis, ar ne, tai va šiuo metu U18. Tai va tuo džiaugiuosi, kad ne tik tai aikštelėje, bet ir kitose profesijose jos yra čempionės, jos ne aikštėje, ar ne, bet gyvenime pasiekia savo. Visi tą žino, jeigu laimi auklėtiniai, jei pralaimi, tai tik treneris kaltas, ar ne? Nu, visada tai buvo ir čia lietuvių tai toks bruožas, gali padaryti 10 gerų darbų ir vieną, truputėlį viskas, kaip sako, tai čia nedėkinga.